Lygia augimui ir brandai, ant žemės gyvėjai ir po ją, paženklinti lietuvybės randais, prie savo kalbos prikalti, prie istorijos prirakinti. Žmonės jūs nekalti, jūs tik labai iškankinti, bet jau atrištom akim ir kaip vėliava jau pakilus. Šiandieną klubą atstovaus klubo vadovė Dalia Griškevičienė ir Diana Stungurienė. Tai mes antrą kartą čia. Tai kaipgi be praventa, kaip sako žemaičiai. Tai jungtas praventas. O jūs jau girdėjote, kad mes šį kartą tik dvi. Gyvenimo kryželis. Jis nuolat su manim ir manyje. Prisimenu ar pamirštu, jis su manim. Gyvenimo kryželis. Mana našta. Kartais jis toks sunkus ir slegia man pečius, o veidų teka prakaitas surus, sumišę su krauju nuduriančių spiglių. Jis nuolat su manim ir manyje, su juo gimiau, su juo ir mirsiu, kad prisikelčiau jo tvirtesnį, naujiems išbandymams, pagundoms ir džiaugsmams. Porą eilėraščių iš elegijų, meilės ir mirties elegijų. Vasarai. Lygiadienį vasaros nieko nestinga. It ožkos ragas vėl prasmę gavęs. Smilgo šnipžda visai neprasmingai. Erzina vėja piemenės žalios. Rankos pailsusios guli skreite. Nenoriu net savo gražiai atrodyti. Atpirkimo ėriukas vaikystės kieme slepęs šešėlį. Šunis vengia lodyt. Gerą vakarą. Šiandieną džiaugiamės ir mes už padovanotą bendrystę, už galimybę išgirsti Vieversio narių eiles. Aldona Orvidienė, Viktoras Gulbinas, Ignas Vaičiulis, Liucija Kelpšienė, Dalia Galbogienė. Sveiki. Kelmė yra tokia vieta, kur kas antras poetas netgi turi 2 literatų klubus. Bet jie tarpusavyje nekonkuruoja, jie tiesiog vienas kitą papildo. Vieną jau girdėjote, Be rėmų. Antras, kitas klubas yra šiek tiek senesnis, Vieversys. Taigi jo nariai. Eilėraščius skaito Dalia Galbogienė. Tai tokioje istorinėje vietoje aš paskaitysiu eilėraštį Karalienės. Pro šimtmečių valą žvelgia į mus karalienės, šlovės ir garbės lydimos, karčią taurę kančios, lygi dugno išgėrusios, savo vyrams valdovams meilę ir guolį klojusios. Toks kūrinys Rioletos Alberto parodai. Fotoobjektyvas, ilgesio akmuo, lyg maži šaltiniai mes, šiam pasaulį nors ir laikini. Sveiki, gyvi, mėly kaltinieniškiai, mano žemiečiai. Kaip smagu grįžti po 51 metų į savo gimtą žemę ir skaityti jų savo eiles. Aš noriu girdėti tave, matyti tave, aš noriu priglus prie tavęs, pasidžiaugti spalvų derinį, lapų šnabždesį. Pajus savo šilumą gaivę, klausytis garsų, virpesių ir dainų. Aš noriu skambėti dainoje, aš noriu gyventi tavyje, tik su posmų melodija, aš dar gyvenu mano žemę. Skaitys Ignas Vaičiulis, pats jauniausias, bet už tai pats didžiausias. Vasaros vėjai einu, eidamas save išdalinu, bet tiems, kuriems labiausiai reikia, pamirštu pasakyti svarbiausius dalykus. Nesuprantu savęs tokio, bet niekada ir nesuprasdavau vienatvės, ilgesio, kaip skausmo nesuprasdavau. Kodėl nemoka mintimis sugrįžti dienas, kurios lyg pasakoj, tada spalvom nušvito. O jeigu kasdienybė surutina,
įkyriai, sunkiai slegia ir viskas nusibodo, nuplaukė, nublanko. Paklausk savęs, jei sveikas, ko nori žmogau? Šalvena rugsėjo naktis, o jie sėdi prie židinio dviese. Jie žino, yra mylima. Tačiau tai jos nejaudina. O tas kitas seniai nebemylimas, netgi nekenčiamas. Tačiau jis to nenori žinoti. Eilėraščius skaitė Kelmės literatų klubo Vieversys nariai. Ačiū labai už nuostabias eiles ir taip pat jums keliauja skėčiai, kai kuriems jau į kolekciją. Gražios nakties, gražios likusios vasaros ir iki kitų pasimatymų.